Sveiki, čia aš Rokas Babarskas ir šiandien aš su jumis sveikinuosi iš Ahun šaudymo centro. Taigi, jūs nusprendėte pats prisišaudyti savo termovizorinį taikiklį arba priedėlį ir susivesti duomenis tam, kad galėtumėt naudotis balistinę funkciją. Na ir pradžia visą laiką bus 100 metrų šaudykloje. Dieninis optinis taikiklis yra su greito nuėmimo Thermlock. Sistema skirta pikatiniui leidžia man juos keisti tarpusavyje labai greitai ir nufilmuoti jums, kaip aš prišaudinėju priedėlį. Gerai, ką naudoju? Naudoju Noctix Mate Ultra ir SmartClip'o naujausią 3 taškų 3 tvirtinimų žiedą. Na ir kalbant apie priedėlius, tai ką aš dabar darysiu ir tai, ką aš filmuosiu, tai aš prišaudinėsiu ir suvedinėsiu balistinius duomenis, iš tikrųjų galioja visiems Noctix Mate serijos priedėliams, kurie turi tolimatį. Iš tikrųjų prišaudimas, ne tik tai Mate'ams su tolimačiais, bet ir Mate'ui, kuris yra be tolimačio, turiu omeny Light'ą, jis irgi yra toks pats. Visi žiedai, visi tvirtinimai, viskas turi būti stangriai, viskas turi būti vienodai, tam, kad gautume maksimalų tikslumą. Noctix teigia, kad Mate priedėliai yra labai tiksliai suvesti ir jie yra teisūs. Kiek prišaudinėjau, kiek testavau šitų priedėlių, visi jie, ten tokią grupę iš karto iš dėžės darė, ten tikrai jokių nebuvo labai didelių, kad, tarkim, kažkokie nutrūkimai į šonus. Kita vertus, mes medžiojame teisingai, mes medžiojame preciziškai, visada norim padaryti taiklų šūvį, ir bet kuriuo atveju aš rekomenduoju įsigijus naują priedėlį, nuvažiuoti į šaudyklą, prasitestuoti, pasibandyti, įsitikinti, jog viskas yra gerai ir tik tada eiti medžioti. Ir ką, pasileidžiam priedėlį, ir darom pirmą šaltą šūvį. Jo, bet ten matosi viskas. Ką pataikė? Štai čia į pašilduko kraštą, iš 10-8. Maždaug taip ir šaus. Kitų dviejų gali būti šiek tiek daugiau. Tai kalbant apie pačio priedėlio prišaudimą, jis yra labai panašus į taikiklio prišaudimą, į ISO prišaudimą, nes meniu yra beveik identiškas. Einame į meniu ir navigacija vyksta su šitais, tvirtinimas arba išėjimas yra su M raide, o navigacija vyksta šitais mygtukais. Pasirenkam prišaudimą, renkamės pirmą profilį. Einame į prišaudimą, mums reikia šiek tiek į dešinę ir taip išsaugome. Dabar suvesim balistinius duomenis. Einu į ilgai meniu, ilgų paspaudimų ir įjungiu Wi-Fi. Tada telefone parsisiųsto programėlę, darom lygiai taip pat kaip su taikikliu, nes meniu bus labai panašus. Čia atsirado Ultra, jungiamės prie prietaiso. Valia. Tai yra tai, ką mato būtent šitas prietaisas. Einam į balistiką, profilis 1, nes prišaudinėjom profilį 1, čia pavadinimo nekeičiau. Ir labai svarbus punktas. BC Image Calibration. BC Image Calibration ir yra ta balistinė funkcija, kuri turi būti įjungta priedėlyje, kad priedėlis pamatavęs atstumą, paskaičiuotų balistiką ir atkoreguotų savo ekraną taip, kad visuomet galėtumėt šauti kryžiaus centru. Čia centimetrais viskas išsaugota ir vėlgi BC Distance. Primenu, 100 metrų. 100, kadangi prisišaudinėjame 100 metrų ir parametrai. Parametrus reikia susivesti iš naujo. Čia greinais, tai čia pas mane yra 178 greinai. Kulkos balistinis koeficientas G1 552 pas mane. G1 greitis. Greitis 785 metrai per sekundę, aukštis pas mane yra 60,
mm, temperatūra 10, visa kita. Ir saugome į prietaisą. Ir viskas. Man visą laiką patinka prasišauti eilinį kartą ir viską padaryti rankiniu būdu, bet patogesnio būdo susivesti visus balistinius duomenis arba pasikeisti kryžių arba kitus dalykus, tiesiog nėra patogesnio būdo, negu naudotis telefone nuo Pixel programėlė. Kitas dalykas, ko aš nepaminėjau, šitoje programėlėje yra labai reikalingas mygtukas Update. Update yra programinės įrangos atnaujinimas. Kalbame apie prietaiso programinės įrangos atnaujinimą. Nepriklausomai nuo to, ar tai yra priedėlis ar taikiklis, tą programinę įrangą atnaujinti yra tiesiog būtina. Kodėl? Atsakau. Gamintojas Nike ne veltui tą programinę įrangą naujina versijas. Ir tie atnaujinimai, jie tikrai padeda pačiam prietaisui veikti kokybiškiau, tiksliau ir funkcijos kažkokios naujos atsiranda, arba, tarkim, kad ir baterija ilgiau veikia, mažiau eikvoja ją. Tai tas funkcijas aš rekomenduoju bent kartą per 2 mėnesius paspausti tą update, o jeigu yra naujesnė versija, tiesiog atsinaujinti. Tas yra labai sveika pačiam prietaisui. Dabar važiuojam į tolimesnę šaudyklą, ten, kur yra didesni atstumai, mes juk Kahun šaudymo centre ir pabandysim, kaip ta balistika, kurią mes tik suvedėm, kaip jinai veikia. Važiuojam. Ir Mate Ultra 250. Nebus labai sudėtinga. Sakiau. Tai ką? 4? Tikėtina, jog viską padarėme gerai. Ir manau, jog pažiūrėję šitą video, jūs patys galbūt išdrįsite susivesti duomenis, pasibandyti, kaip viskas atrodo, kaip viskas veikia. Ir aš tikrai nuoširdžiai tikiu, kad jums pavyks. Vardan medžioklės, vardan teisingo šūvio, vardan tikslaus šūvio, vardan precizikos.